paruošta. Gerai, Vaidai, tai prisistatyk trumpai. Trumpai, dabar esu NLP praktikas jau ir coacheris ir to užsiimu, darau coachingo sesijas, dar taip pat darau pardavimus internetu, kaip ir anksčiau, bet po truputėlį pereinu į tą dalyką, kuris realiai man patinka ir kuris tinka ir patinka. Tai va. Ką dar čia apie save? Šitą vat kursą NLP aš pradėjau dėl to, kad aš kreipiausi pas Vygantą dėl asmeninių priežasčių. Tai buvau šiek tiek įkritęs į proto spąstus. Ir ką vadinu proto spąstais, tai buvo toks, kaip čia pasakyti, juodadieniai prasidėjo, kada, kaip čia dar kitaip vadinasi, tas gal depresija, galima taip pavadinti, kada viskas blogai ir blogėjo ir ten buvo susijęs su verslu, savo verslu, ir mano verslas jisai nuėjo šuniui ant uodegos, bet man vis dar ten reikėjo, kad, ta prasme, aš dar ten kažką gelbėjau ir kažkaip ten bandžiau. Ir tas, aišku, labai kainavo daug nervų ir galvos skausmo ir aš pamačiau, kad aš negalėsiu susitvarkyti be kažkieno rimtos pagalbos. Tai kreipiausi pas Vygantą Rutkauską, pamačiau, kad užsiima hipnozė ir man rekomendavo pažįstamas ir taip pasidūriau šitam kursui. Trumpasis kelias, ne toks. Taip jau būna, kad angliškai sako, you never know, ar kaip ten, it's funny how you meet people, so tai būna juokinga, kaip susitinki žmonės, bet taip ir būna. Nu, taip. Gerai, o tai dabar dar toks klausimas, ką tau davė šitie mokymai, o būtent NLP praktiko tas kursas, šita dalis mokymų? Aš po truputėlį pradedu matyti, kada žmonės šneka savo įsitikinimais, savo programomis. Aš taip pat pradedu atpažinti vis daugiau ir daugiau tų tokių savo elgesio dalykų, kurių anksčiau nemačiau, kurie, atrodo viskas čia gerai. O dabar kažkaip, palauk, šitas dar trukdo. Einu šitas susitvarkysiu. Čia sesija su draugu, su tuo, bet esmė, kad galima susidėlioti ir koreguoti savo elgesį. Ir aš pats pamačiau, kaip pradėjo keistis dalykai, kaip ir kiti žmonės pradėjo sakyti. Ir tas, kas man nepatinka, aš tą galiu keisti. Tai yra toks atsirado lankstumas gyvenime. Ir man tas yra labai svarbu. Ar dar kažkas yra, ką norėtum pasidalinti apie mokymus? Man labai patinka dirbti su žmogaus protu, su kažkokia problema, kur mes abu galim išsidėlioti viską, tą variklį išsiardyti, sukeisti tarpinės, įpilti naujo tepalo, čia kalbu apie protą. Ir tada ir man fainai, kad aš padėjau, ir kitam žmogui irgi fainai. Tai man pridėjo, nes aš prieš tai dar coachingo mokiausi, tai man šitas kursas pridėjo daug žinių ir praktikos ir pasitikėjimo savim. Ir taip pat dar pridėjo daug kontaktų žmonių, kurie, tikiuosi, mes palaikysim gerus ryšius ir augsim kartu. Super. Nu ką, ačiū tada tau labai, Vaidai. Ačiū tau. Dėkui. Iki greito.